Senas pažįstamas Pijus. Sveikas, malonu 100 metų. Tave sutinki ir galvok, kokių čia cheminių medžiagų prisikišęs. Lietuvos talentų vedėjai ne veltui stengiasi išlaikyti saugų atstumą. Ir nors jis save pristato kitaip, tačiau iš tiesų Pijus yra vaikštanti bomba, beveik etatinis talentų sprogdintojas. Tai sveiki, mano vardas Pijus, man 25 metai ir aš užsiimu pasirodymais susijusiais su mokslu. 5! Pasirodymai susijęs su mokslu – tai dūmų ir ugnies kamuoliai, sprogimai ir kiti panašaus pobūdžio triukai, priverčiantys žiūrovus krūpčioti iš baimės, tačiau žadinantys smalsumą ir nuostabą. Suaugę taip, tikrai dažnai nustemba, ypatingai, kai būna kokie nors sprogimo elementai. Tai tada jie dažniausiai nesitikė, jie galvoja, kad čia tas pasirodymas bus toksai košerinis, toks lengvas. Tu žaidi su įvairiom cheminėm medžiagom. Pagrindinis trejetukas top 3 tavo cheminių medžiagų. Top 3. Drotilas. Visą laiką būna tas vienas vaikas, kur sako, čia bus dabar taip. Ir tada nori ką nors išduoti ir dažniausiai būna kitaip. O kiekvienas sykį sugalvoti viską nors kitaip nelengva. Dar studijų metais pradėjęs važinėti po mokyklas ir rodydamas įvairiausius eksperimentus, Pijus ir jo komanda dabar skaičiuoja 6 mokslo populiarinimo metus. Aš vis stebiuosi, kad žmonės man nustebinti. Aš nesitikėjau, kad man vis dar po 5 ar 6 metų man dar teiks laimę tie pasirodymai. Bet kai mes tobulėjom ir mes padarom vis naują ir kažką vis didesnį. Akivaizdu, kad kartais jie balansuoja ties labai pavojinga riba. Kartais lyg tikri pamišėliai žaidžia su ugnimi. Bet keisčiausia tai, kad būtent šie pavojingi, regis nevaldomi triukai labiausiai ir žavi žiūrovus. Ar tu kad nors gyvenime esi prisižaidęs su savo eksperimentais? Ne, šiaip, apart tokių paviršutiniškų dalykėlių, kur ten nudegi odą ar kažką panašaus, tai nieko nėra buvę. Tai tą kartą tiesiog gavosi taip, kad aš paskendau tam ugnies kamuolį. Ir tada kažkiek. Ten, aišku, irgi, nėra taip pavojinga. Ne, tikrai nepavojinga. Ir pirmose eilėse sėdintiems talentų teisėjams tikrai nėra ko nerimauti. Ne, viskas bus saugu. Taip, jeigu sakyt, kad mes dabar labai patogiai jaučiamės, tai labai meluotume. Aplink mus yra kanistrai propano dujos. Propanas, butanas. Visi žmonės su balionais, dar balionų papildomų. Ir nėra vienintelio žmogaus, tai yra Pijaus. Mes baisingai laukiam jūsų pasirodymo. Girdit, jie jau irgi. Varom mūsų! Aha. Sveiki, pacientai. Labą vakarą. Labą vakarą. Prisistatykit, prašau, kas čia bus? Mes jums pasieksime pasaką. Jūs esat pasakoriai. Ne, bet mes šiandien jums pasieksime pasaką. Ir apie ką pasaka bus? Pasaka bus apie 3 paršiukus. Tai čia yra pagrindinis jūsų talentas sekti pasakas. Šiandien taip. Gerai, bet jūs atrodot grėsmingai, nes žinot, kaip prisižiūrėt į tokius vyrus ir moteris baltais khalatais, tai paskui paleidžiat virusą, užkrečiat visą pasaulį ir tada prasideda zombių vaikštynės ir ateina Mila Jovovič ir The Resident Evil. Labai panašu į mūsų scenarijų iš tikrųjų. Jo, stebėsina, jo. Nes aš žiūriu, nebereikalo tas kirvis senai įsmeigtas. Ne, jo, man reikės. Aš prie jūsų su juo būsiu. Pareik. Okay. Aš tyliu, pasirodom, pirmin. Gerai, dėkui. Kartą Siemens arenoje gyveno 3 maži paršiukai. Kol vieną dieną jų ramybės nesudrumstė didelis blogas vilkas. Paršiukai išsilakstė į savo namučius. Pirmas paršiukas buvo mūsų tingiausias ir pasistatė tik tai palapinę. Po pietų valgė pupelių. Ši kiaulė persdama išskiria metaną ir nušildo mūsų atmosferą. Manau, pats laikas ją išrūkyti.
Antrasis paršiukas buvo kiek darbštesnis ir pasistatė tikrą namą. Ir jį netgi apsišildė mikropluoštą celiuliozinę vata, kuri yra ganėtinai atspari ugniai. Nebent pridedi degonės. Mato, degonis paspartina visas degimo reakcijas, netgi tokių nedegių mikropluošto izoliacinių vatų. Bet kiaulės to nežino. Na, mūsų trečias paršiukas buvo pats darbščiausias paršiukas. Ir jisai pasistatė tikrą plytinį namą. Tas paršiukas buvo įsitikinęs, kad joks įsibrovelis pas jį tikrai nepateks. Nebent pas tą vilką atsitinka degonės ir dujų nuotykis. Ir tas įsibrovelis turi didelę pneumatinę patranką. Namukas dar dega, nematėt, kamputis. Okay. Benzas virta. Žiūrėk. Okay. Jo, kartosit? Ei, kamon, niekas nekartos. Deguonis, kaip žinot, yra gamtos katalizatorius, kaip Ignas jau pasakoja, čia vienu momentu. Ir ką reiškia katalizatorius? Reiškia pagreitina visas reakcijas. Ten, ką Gabija turi, man atrodo, matot akivaizdžiai, kas ten yra. Kas ten yra? Benzinas. Benzinas, teisingai. Tai vad, benzinas, kai jisai yra paleidžiamas į orą ir išsklaidomas dulksna, tų 200 barų slėgio, kurie yra dabar tame balione, tuomet ta dulksna tampa itin sprogi. Ir kai jinai susitinka su ugnim, deguonis, maišytas su benzinu, mes turim labai įspūdingą efektą. 5, 4. O pakartojam, dar reikia? Ne. Nebereikia. Nu gerai. Pasaka žiauriai įspūdinga. Labai gera, tikrai. Pamokantis svarbiausia. Nu kaip visada, kaip turi būti pasakas. Justinai, ar tu patenkintas? Jūs esate
aš gailiuosi, kad aš chemijos nesimokiau mokykloje. Jūs esate fantastiški, jūs esate geriausia, ką aš mačiau šioje scenoje Lietuvos talentuose. Ineta, patiko? Patiko? Man patiko. Aš labai jums dėkingas, jūs mane sugrąžinot į vaikystę ir pažadinot begalinį norą dabar grįžtant namo, kažkur ieškoti dinamito ir nuveikti ką nors prasmingo šį vakarą. Ačiū jums, Justinai, ar taip ar ne? Ineta, ar taip ar ne? Krista, keliaujate kitą etapą, prasminkim, viską darykim. Dūbum. Ačiū! Kam tos gėlės, jeigu vainikai dar nenuvytę? Sveikinam jūs. Ta prasme, tai yra netikėtai. Čia buvo parašyta, mirė vardan mokslo, bet jie liko gyvi ir keliauja greičiausiai pusfinalį. Ačiū, Kebra.